Sveiki. Būsiu labai dėkinga už jūsų laikus, komentarus, pasirašymus į kanalą. Taip pat komentaruose jūs galite parašyti pageidavimus, kokių temų norėtumėte kortų dėlionių, ta prasme, kokios temos jūs domina. Aš būtinai atsižvelgsiu, tai pasižiūrėsiu. O šiandien noriu pasižiūrėti ant Lazdų karalienės taro kortomis. Tai bus ugnies ženklams, avinas, liūtas, šaulys. Dabar ieškosiu jūsų. Pasižiūrėsim, kur jūs esate šiam gyvenimo etape dabar. Čia kaladė rodo, kad jūs dėl kažko liūdite, kažko gal ilgitės, kažką gal praradote. Tokia nostalgija kažkam tai gal yra. Nu, kur ta mūsų karalienė? Labai gerai, kad praeitį daug blogų kortų iškrito. O va ir jūs. Va ir jūs. Jūs čia prie kažkokios moters šalia, kuri jums galbūt padeda finansiškai, ar čia bendradarbė, ar sesuo, mama, jinai gali būti, ar sesė. Jinai, žinot, gali būti vandens ženklo žuvis, kas ten dar, skorpionas, vėžys, arba tokia jausminga, jautri moteris. O praeitį čia pas jūs buvo, arba susiję gal su darbu, ar pinigėlis jums padeda, ar jūs gal jai padedat pinigėlis. O praeitį buvo vyras, gali būti irgi vandens ženklo, arba toks mylimas, mylintis vyras. Jūsų, žodžiu, pagrindinis tas vyras, jums svarbiausias vyras jūsų gyvenime, tai kas ten jūsų jaučiu meilės, čia susijęs su meilė. Oi, čia buvo tokia neaiški situacija, gal ne depresija, žodžiu, buvo užbaigti, aš taip suprantu, santykiai, nes čia rodo pabaigą su tuo imperatorium. Tas imperatorius kaip ir jūsų svajonė, mylimas vyras. Nu, čia buvo gal konfliktas kažkoks su juo. Atkirtote arba jisai, arba jūs. Nu ir po to čia kažkokios apgaulės gal buvo, žinokit. Iš jo turbūt pusės. Nu, bet čia rodo, kad jūs, jeigu esat viena, nu tai šiaip jūs jaučiate tą pilnatvę, kaip pasakyti, tą išmintį, jūs ramiai reaguojate, nėra taip, kad jūs dabar ten, nežinau, tas viskas, kas buvo seniau, emocijos, tos ten gal net iki depresijos, jau jinai praeitį, dabar jūs komfortiškai su savim jaučiatės, nepaisant tos situacijos. Nu ir šalia kažkokia, sakau, moteris šalia jūsų, kuri padeda jums arba jūs padeda jai. Žiūrėkit, ir dar viena moteris. Čia dvi moteris netgi. Kita gali būti oro ženklų vandenis, dvynys. Kas ten dar oras? Nu, čia rodo kažkokie finansinius praradimus. Jūsų.
sunkia tokia situacija, tai čia tokia kaip dabartis, ateinant į ateitį einanti. Bet suprantat, gaunasi taip, kad po to, va čia jau artimiausio ateitį šalia jūsų, va tie visi praradimai, ir čia jūs kažkur išeinat, arba gal netgi tikrai planuojat išvažiuoti kelionę kažkokią. Su kelionė čia kažkas yra susiję. Ar jūs išvažiuosit, ar tiesiog išeisit iš tų finansinių sunkumų, ar kažkur išvažiuosit tiesioginė ta žodžio prasme. Bet jūs tokia nežinomybė, supranta, pasisakė savo užrištus. Ir čia rodo pačią geriausią kortą, kokia gali būti kaladė. Ir kiekvienam video savo kartuoju, kad po šitos kortos net nebūra, nes nenori nubaidyti tos, kaip pasakyti, tos sėkmės, tos laimės, taip ir taip. Bet čia tokia finansinis komfortas, pinigai, laimėjimas didelis. Bet čia, kas jums yra dideli pinigai, tai va, turėtų tas būti. Arba pavyzdžiui, ten norit išvažiuoti tą kelionę, jums bus tas šansas, norit namo, bus tas šansas. Čia pagal kiekvienam 1000 daug, kitam milijonas. Tai va, kas jums yra daug, tai va, tas ir bus. Didelis šansas kažkam. Ir kažkokia transformacija, kažkas mės. Aš tada šitą kaladę palieku ramybėj, kad nenubaidyti jums sėkmės. Paimu kitą ir būriam toliau tada. Bet čia rezultate bus labai gerai. Čia rodo, kad ir finansiniai praradimai kartu. Bet šiaip viskas susitvarkys. Bendrai aš taip pažiūrėjau ir dabar žiūrim taip detaliau čia, kas jūsų laukia. Va, vėl jūs išlindot priekyje. Vėl rodo, kad kažkokia, čia kažkas buvo šeimoje. Ir piniginiai praradimai buvo. Čia 100%. Galbūt darbą praradot netgi. Žodžiu, kažkas. Pažiūrėkit, pagal savo situaciją. Kas laukia karalienės lazdų, ugnies ženklo, kas laukia moterų. O čia kažkokios iliuzijos. Ir vėl ta korta, kur pas jūs užristos akys ir jūs yra du keliai galbūt ir jūs nežinote, jūs kaip užsidarote nuo visko. Savanoriškai, kaip sakoma. Žinokit, čia kelionėm krenta. Kas laukia? Laukia tokie dalykai, bus du vyrai, vienas buvęs. Ir jūs, jeigu rinksitės iš dviejų vyrų. Man atrodo, pas jūs bus kelionė kažkokia dėl finansų, gal darbo kelionė, ar važiuosite dirbti kažkur, gal naujas kažkoks darbas, pasiūlymas yra, komandiruotė. Kažkokia jūsų svajonė išsipildys finansinė prasme.
Ir dabar yra du vyrai. Vienas jūsų energijų, tai jisai yra irgi lazdų karalius. Irgi gali būti ugnies ženklo arba toks aistringas labai vyras, toksai siekiantis tikslų, ten pasistop nėra, žodžiu. Jeigu kažko užsibrėžia, toksai kaip jūs. Toks laimėtojas, ir netgi šalia korto jo apibūdina jį kaip laimėtoją visą gyvenimą. Tai ir jūs jį turėtumėte sutikti kelionėje. O buvęs vyras, čia kažkoks buvęs, gali būti oro ženklo. Gal su toks, kuriais įskait, bet nebūtinai. Arba gali būti dirbti prie metalo, gali būti kažkoks karininkas, gali būti bet kokios tokios specialybės, kur nešiojamos uniformos. Bet toks šaltų emocijų, intelektualus, toks, arba oro ženklo. Arba šiaip buvęs jūsų vyras, su kuriuo galbūt buvo slapti santykiai, ta prasme neviešinami. Ir su kažkokia tai žinia, o tas vyras kitas. O tas vyras, reikia patikslinti, ir ką jisai, kodėl jį rodote čia. O jisai irgi atvažiuos. Įdomiai, jis nenori jūsų paleisti. Čia galėjo būti trikampis, galėjo būti slapta moteris. Jis nenori, žodžiu, jūsų paleisti, ir jis rodo, kad jisai kažkaip tai nuo kažko ar nueina, arba iš kelionės gali būti, arba tiesiog rodo, kad jisai pas jūs atvažiuos, kaip ir tas kitas. Įdomi čia. Ta kita galbūt jūs, aš tai patikslinsiu, ar ten jūs jį pažįstat ar ne, dabar žiūriu ant šito buvusio, kur grinai. Jūs kaip ir laukite jo, kaip ir jaučiate, kad jisai pasirodys. Nors su kokiu tikslu jis eina. Įdomi. Kažkokius taškus sudėt. Čia buvo pas jūs santykiai tokie ant pauzės. Nebuvo galutinai taškas padėtas. O dabar taip pasakiau ir iškrito mirties korta. Galbūt ir buvo, žinokit, visgi. Tai va, čia greitos žinios iš jo. Jo, jis norės atnaujinti jūsų santykius. Verta jum jį priimti. Jisai nori susigrąžinti tą meilę, matot? Pas jūs ta meilė buvo stipri jaučia. Jo. Žinot, kaip čia rodo? Jisai, kai grįž, susigrąžinti nori. Aš nežinau, pas jūs, jeigu buvo laimingai santykiai, tai verta. Bet jeigu buvo tokie nelabai, tai neverta. O dėl ko aš taip sakau? Nes čia rodo, kad kai jisai grįš į tos santykius, pasikartos scenarius toksai, koksai buvo. Tai jeigu jums tas scenarius, kuris buvo, nepatinka, tai geriau tada nepriimti. Jeigu jūs norite to scenarijaus pakartojimo, tai galite priimti. Bet čia rodo tokią pilnatvę, bet čia biškai egoistiškas jisai. Jausmų pilnatvę, emocijas tokias, žinot. Bet šitie santykiai klostysis. Ir vėl rodo, jūs labai išmintinga moteris ir jisai šiaip. Jisai nori išeiti iš vienatvės ir jūs iš tos vienatvės paimti, kaip sakoma. O ką tas kitas vyras? Tas kitas vyras irgi meilės, visgi vyras, dar galvoju, gal brolis, tėvas ar dar kažkas. Jūs jį pažįstate? Ne, nepažįstate, čia naujas kažkoks.
Ir ką šitas vyras? Noriu uždaryti man kortas, bet aš neleidžiu. Ko tas kitas vyras? Jūs jį pažįstat? Ne, to kito naujo nepatariama priimti, dėl to, kad jisai labai gali būti toksai aštrus ant liežuvio, gali žeisti toksai, žinot, čia su apgaulėm kažkokiom eina. Čia jums toks nepakeliama naštis kažkokia neša, nu žodžiu, apsikrausite. Jo, čia kažkokie konfliktai. Tai ko jis nori? Ar jums verta jį priimti? Jūs jį pažįstat? Atsiprašau, jūs jį pažįstat irgi. Nu, čia irgi buvo santykiai, čia abudu jie buvę jūsų, kaip įdomu. Du buvę vyrai nori sugrįžti, nu tai aš nežinau, čia žiūrėkit. Čia tas kitas, kur rodo, tas, kur sakiau, kad lazdų karalius, tas, kur gali būti toksai, nu jisai stringas, ten, nežinau, toksai ant emocijų. Karštas, elgesi karštai, gali atsakyti taip kartais grubiai, žinot, nu toksai aštrialiežuvis, žodžiu. Tai čia rodo, kad jisai pas jūs grįžta išsiskyręs, kažkas ten pas jį labai blogai, žodžiu, jis ten nepakeliamą naštą neša. Ir gali būti, kad jisai buvo su kažkokia moterim, bet dabar galutinai pats jisai išėjo nuo jos, ta prasme, pas jos skyrybos. Nežinau, ar buvo oficiali santuoka, bet nuo kažkokios moters jisai išeina ir grįžta pas jūs. Ir čia rodo irgi vėl tą labai gerą kortą, tai aš jaučiu, jūs tą kitą turbūt pasirinksit. O tas, vat, kur sakiau, kad oro ženklo arba su metalu, arba ten kažkoks oficialioje įstaigoje dirba, jo, ten labiau su finansais. Jisai kažkoks toksai, kažkur jūs turėjote jį pažinoti, ar darbą irgi reikalais, ar kažkas su pinigais, suprantat. Ar jis buvo jums padėjęs su pinigais, ar kažkoks buvęs vyras. Kažkokie planai buvo pas jūs dėl pinigų, dėl darbų, vat čia šitas bus. O tas kitas iš kelionės kažkokios, suprantat, atvažiuoja. Jūs nuo jo vengiate jo, ta prasme užsidarius esate, aš nežinau. O su šituo jūs kažkaip kaip slapta moteris buvot, suprantat, su tuo kitu. Tai vat labai didelis šansas su tuo, kur biški aistringesnių rodo. Tai ten iš vis, nu, labai gera korta ant jo krenta. O šitas, o su juo ar verta būti? Nauja pradžia. Nu, čia įdomiai. O su juo, žodžiu, šeima? Nu, žiūrėkit. O su tuo kitu karalium? Nu, čia aistra. Čia tokios kortos labiau aistra. Paremtos.
Nu čia irgi, žinokit, šeima krenta. Abudu variantai. Tai čia, kuris jums labiau prie širdies galit rinktis. Ir su vienu, ir su kitu bus šeima. Nu jo. O čia. O tai gerai, jisai išsiskirs. Tas tai išsiskyrė, o tas išsiskirs, kur buvo slapta moteris. Palaukit, paimsiu aš kitą kaladę ir pasižiūrėsim, ar jisai išsiskirs. Kuriuo būti. Čia su tuo, kur aistra, tai ten tokie paremti santykiai finansais bus, materialinė gerovė. Ta prasme, nu žodžiu, neblogai irgi labai. O čia tokia daugiau gal jausmais paremta. Kur tas buvęs kardų, kur ten sakiau, kad su darbu, bet šiaip kažkokie pinigai praradimas buvo su juo. Ir reikės viską iš naujo ir tų pinigėlių reikės laukti. O su tuo karalium, kur lazdų karalius, kur aš treležų sakiau, tai su juo tokia finansinė, kaip sakoma, finansiškai gera santuoka bus. Nu čia jau reikia turbūt jums žiūrėti, kuris jums labiau prie širdies. Nu čia labai įdomu. Na, aš dar noriu paklausti kortų. Kas laukia su šiais vyrais? Jeigu pasirinks jinai kardų karalių, oro ženklo buvusi, kuris vedęs, ar jisai išsiskirs, ar nebus daugiau trikampių, nes šitas tai jau išsiskyręs. Jisai ateis jau išsiskyręs pas jūs, ta prasme, jeigu ir buvo ten kažkas kažkur. O pas šito jis buvo slapta moteris, o šito nebuvo slapta. Nu, jisai iš toli vėl rodo kažkokios kliūtis. Tai jisai nugalės tas kliūtis, žodžiu. Jo, ateis žinia, kad norės šansų. Bet man įdomu, ar jisai išsiskirs su tą buvusią. Ar vėl bus kaip slapti santykiai. Vėl bus slapti santykiai. Nu, žinokit, išsiskirs irgi. Žodžiu, čia jau gaunasi, kad ne jis kažką rinksis. Pavyzdžiui, tas buvęs, kur rinkosi ten jūs ar ką. Bet dabar jau jūs rinksitės iš tų dviejų. Šiaip čia irgi ateina naujiems santykiams, stabilumui.
visas kliūtis pašalins, ta prasme, kur buvo. Gerai, o tas karalius. Karalis lazdų kaip. Kaip su juos santykiai ir oi, žiūrėkit iš karto jūs. Matot jūs vienų energijų. Kas su juo laukia? Irgi rodo, žinokit, iš praeities jisai. Ir pas jį irgi buvo kažkokia moteris vada. Permainom meilė jie ateina jo. Irgi naujai pradžiai. Žinia. Santuokai. Bet rodo vėl, kad va, su šituo materialinė prasme bus geriau. Ta prasme, jisai jo, pačia kaip ir svajonės, įsipildymas. Čia pasitikrai buvo irgi moteris. Ir jam, vat, kaip aš sakiau, kad jisai įsiskyręs, jam labai sunku, jisai ateis pats jūs, nu, gal praradęs pinigų, gal tai buvusiai palikęs kažką, tai žinot, kaip skyrybos. Tai, bet jeigu jūs jį pasirinksit, šeimą rodo, tai tokia paremta daug komfortų, finansais, ta prasme. O va su šitu paremta kaip ir jausmais. Daugiau jausminiai, ten tos emocijos, ten taip toliau ir panašiai, bet su finansais taip gerai nebus kaip su šituo. Čia irgi meilė bus, bet čia bus ir finansai, labiau paremta santuoka tokiais, nu kaip pasakyti, materialiniu komfortu. Komfortiška bus. O su šituo tai gilus jausmai, paremti jausmais. Nu, tai žiūrėkit, kas jums svarbu. Ir ten meilė, bet žinokit, skirtingų atspalvių. Jo, stabilumai, net nežinau, ką pasakyti jums, norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui vienas blogesnis, ten tas netinka jums, o kitas tipo tinka. Čia žinokit, būtų geri variantai, tik tai va su šito, man niekaip neparodo, kad jis ten, ar jis įskirs ar ne iki galo, nu tai va sąlygą pastatykit, bet jeigu įrodo jums šeimą, su juo iš, nu ta prasme, jausmų tokia harmoninga, nu tai turėtų įsiskirti kaip kitaip. Nu tai va tokie, žinokit, dalykai jūsų laukia. Labai gražus dalykai, bet va čia tas pasirinkimas. Ir čia jau jūsų, nuo jūsų priklauso, kortos nerodo. Čia lygiavertis galimybės su abiejais būti. Ir ištekėti, nu čia labai įdomu. Labai įdomu. Gal paimsiu kitą dar kaladę, pažiūrėti šiaip ant įvykių, nes čia grinai vat vėl meilė rodo. Pasižiūrim šiaip, ką parodys tokia. Kokie įvykiai jūsų laukia artimiausiu metu bent jau, arba tokie kertiniai įvykiai, kurie svarbus jums. Na, žinau, dar ką galiu paklausti. Kada jie atsiras, kada vienas ir kitas atsiras. Taip, karalius, tas būdas, kur buvo slapta moteris. Karalius, užstrigo žodis. Karalius, atsiprašau. Nu kaip tas ginklas vadinosi. Oi. Nu, žodžiu, buvęs, negalvoju, reikia jį surasti.
radau. Kada šitas pasirodys? Karalienės gyvenime, kur mane žiūri. Lazdų karalienės. Jenbar. Rodo, nustokite laukti. Ir kažkaip va šitos kortos nepataria. Įrodo, kad kada mažiausiai to tikėsitės. Nu, bet šitos kortos, kur rodo, ne šiam gyvenimui, nu, tipo, nepataria su juo būti, jūs nepatarėt su juo būti. Nu, čia, nu, bet čia varodo santuoką. Kažko jis man čia nori mane suklaidinti, man atrodo, šitas kortos. Gerai, o šitas. Jenbarį, tai žiūrėkit. Jenbarį. Ir tipo nelaukit, gyvenkit savo gyvenimą tiesiog. Jisai ateis tada, kada labiausiai to nesitikit. Konkrečiai nerodo. Kažkaip eina nuo atsakymų. Viena korta rodo vis tiek santuoką. Bet kažkaip man tokia energija nuo jų eina, kad jos, nu, kaip ir nepatarė. Nu, o šitas. Nu, va, irgi tas pats. Oi, nežinau, žinokit. August. Po 6 mėnesių, čia jau konkrečiau rodo. Po pusės metų. Jenvar, kaip čia lietuviškai, lietuvių kalbą išverst? Jenvar, pamiršau, žinokit, atsiprašau. Žodžiu, nu žiūrėkit, nu. Galėsim vėliau dar kartą, vis tiek darysiu aš tos, tai gal jau konkrečiau parodys. Nu, visai nerodo, man čia lygiaverčiai 2 variantai, tiesiog rodo, kad jūs rinksitės. Tai čia turbūt jums reikia rinktis, nu, kurį labiausiai mylite, suprantat, nu, pagal jausmus savo, aš taip suprantu. Su šito būsi turtinga, su šito gal netokia turtinga, bet paremta giliais jausmais. Tik tai padarykit sąlygą, kad jis įsiskirtų, kad nereikėtų jums ten su juo kankintis labai ilgai. Nes šitas ateis įsiskyręs, daug ką praradęs, jiems toksai, kaip pasakyti, padaužytas. O šitas dar ne. Šitas dar ne. Dar nebus įsiskyręs, kai ateis. Čia jis slapta moteris buvo. Jeigu tokį pažįstat, tai čia jis. Gerai, aš noriu pasižiūrėti dar kelis įvykius jums. Apart meilės. Dabar kaladės dugne rodo, kad pas jūs nauja pradžia, naujas kažkoks etapas. Nu, šiaip pas tokias karalienės ugningas visada būna daug variantų, daug pasirinkimų, jos pritraukia labai vyrus, jis tokios, netgi būna, kad, nu, išskirtinės tiesiog kažkokia arba energija, arba kažkaip išskirtinai rengiasi, kažkokios išskirtinės manieros, tai dėl to nenuostabu, kad vyrai tiesiog kaip prie medaus limpa. Tai nenuostabu, kad jums reikės rinktis. Čia labai labai tokia moteris irgi. Kas laukia? Svarbaus. Va, rodo, čia, žinot, rodo jums kažkokį laišką, žinią, susijusią su namais, su kažkokiais kontaktais. Jūs apie tai galvojate, jūs turite žinoti, apie ką aš kalbu. Su namais, kur kažkokia situacija, jums reikėjo pagalbos labai.
Nu, ta prasme, dėl kurios ten, nežinau, gal kovojat kažkur, ar ten kažkokiose įstaigos ir panašiai. Tai jums ateis ta pagalba, tas didelis, žodžiu, finansinė sėkmė, ten, nežinau, remontą norėt pasidaryti, namą nusipirkti, įsikraustyti. Nu, čia bet kas gali būti. Bet čia fortuna tiesiog atsisuka jūs ir gausos ragas. Bendrausit su daugeliu žmonių, čia kažkokie pasimatymai, susitikimai. Jūs turite žinoti šitą situaciją. Tai jums visi spręs tiesiog puikiai. Ir čia gali padėti dar kažkoks vyras, vyresnis už jūs, gal kažkoks tėvas. Na, ten darbdavys, senelis, nu, daug vyresnis už jūs. Jo permainos. Permainos, žiūrėkit, santuoka. Nu, tikrai, jeigu jūs neištekėjus, ištekėsite 100%. Na, kas čia per vagystė? Čia, kur buvo kažkokie praradimai, vagystė, nu kažkas. Bet čia vėlgi susijęs su moterim ir kelionė kažkokia tai. Ir liga, gal ta moteris iš kelionės. Ten, nežinau, serga jinai ar dar kažką. Blogai jaučiasi, kažkas negerai pasiekti gyvenime. Arba pas jūs susijusi su ją. Tai irgi čia, žiūrėkit, gausite gerą sprendimą, atsispręs. Jeigu jūs ar kažkas serga, pasveiks, būtinai. Kažkur, gal sakau, važiuosite, kažkokie, sakau, čia kaip praradimai, apgavystės, vagystės ir panašiai. Jo, čia nusivylimas meilėje, santykiuose yra. Ir vėl kelionė, sakau. Kažkas, va ta sėkmė susijęs su kelionė yra. Ir su namais jūsų. Jo. Nu, tai čia galima suprast, kad iš kelionės ten tie 2 mylimieji jūsų, iš kurių jūs rinksitės. Bet kas link finansais ir ten kažkur, kur liga yra, tai ten bus pasveikimas tikrai. Ir finansai susijęs su namais. Dėl tos situacijos, kurios jūs labai pergyveno, tai galbūt laukiat žinios netgi. Ten ar pagalbos, gal kažkokio reikėjo kredito, nežinau. Ar kažko, nu žodžiu, čia jums labai pasiseks link finansų. Nes dar kita korta patvirtina finansinę sėkmę. Tam reikale, kuriam jums labai svarbu buvo tie finansai. Kažką jūs norėt gal pirkti. Ar gal kaip tik norite uždaryti visus kreditus. Tai vat pavyks. Nu įrodo čia jūsų meilės praradimą, nusivylimą, bet galų gale turėsite šansą vėl sukurti šeimą, jeigu esate išskyrus. Jeigu jūs dabar esate, ta prasme, neišsiskyrus, ten, ištekėjus va dabar, tai čia tiesiog, ne jums turbūt skirtas. Nes čia moteris, kuri rinksis iš 2 vyrų, tai nebent jūs turit vyrą ir dar iš 2 rinksitės ir norėsit ten skirtis ir panašiai, bet čia, galima ir taip šiaip pritaikyti savo, bet, žodžiu. Aš čia tokių blogų įvykių nematau, buvo blogi įvykiai, mačiau, kad blogai labai buvo praradimai pinigų, buvo slapti santykiai, buvo dideli pergyvenimai, gal netgi iki depresijos jūs buvo daėjusi. Ta prasme,
psichologiškai labai blogai. Gal šitą lygą ir įrodo, kad kada susitvarkys jūsų tie visi reikalai, jūs išlysit iš tos nevilties ir depresijų ir taip toliau. Bet jau ten jau rodė, kad pas jūs praeitį, jūs šiaip jau ir dabar emociškai esate jau kaip ir atsigavusi. Nes jums jau rodo, kad nu jau dabar jūs pilnumoje viena gerai jaučiatės, ta prasme. Taip, kad linkiu jums pasirinkti teisingai, nu kaip teisingai, šiaip jie būtų variantai geri, kortos taip rodo. Tam reikale, kuris labai jums svarbus, finansinis tam, susijęs su namais, arba kažkokiais nekilnojamų turtų, kelionė, bus labai gerai susitvarkys, susiklostys viskas. Taip, kad ačiū jums už dėmesį, sėkmės jums.